gali leisti savo tiesiog perkelt savo dėmesį į kūno pojūčius ir pastebėt, kas vyksta, pastebėt, ką patiri. Ir gali duoti vietos tiesiog mintim, jausmam, vaizduotį. Viskam, kas juda, tegul juda, tegul keičiasi, tegul gurguliuoja. Tiesiog leis. Ir jeigu jau rimtai susikaupiai ir užėmiai kovinę meditacijos pozą, tai gali nerimtai. Gali tiesiog leisti savo paprasčiau. Tai įkvėpi, tai iškvėpi. Nėra teisingo, nėra neteisinga. Yra tiesiog patyrimas, kurį tu patiri. Pasmalsaukim, ar tu žinai, ką tu patirsi už 3 sekundžių? O dabar? Ar žinai, kas tavęs laukia? Ar žinai, ką išgirsi? Ar žinai, kaip tave tai paveiks? Ar žinai, kokias mintis, jausmus ir asociacijas patirsi šitą meditaciją? Jei nežinai, tai ar gali tai kontroliuoti? Ar gali tai keisti? Ar gali tai įtakoti? Ar tu tiesiog nežinai? Tai gali pripažinti visas pastangas, kurios galbūt vyksta, kad būtų kažkaip, kad būtų gerai, kad būtų teisingai, kad būtų maloniai, kad būtų taip, kaip nori. Bet kokias pastangas kažką pasiekti, įrodyti, patirti, pajausti. Ir tai nėra kažkas tokio globalaus. Gal dabar stengiasi atsipalaiduoti. Tiesiog pastangos. O gal protas kažko užsiėmęs? Ir gali leisti savo patirti tai, ką patiri. Ir pastebėk, kad net kai stengiasi, tu nežinai, kas bus. Gali turėti teorijų, gali turėti įsivaizdavimą, bet realiai nežinai. Taip dažnai norisi kontroliuoti gyvenimą, jausmus, įvykius, rezultatus, kitų žmonių elgesį, savijautą. Bet ar gali? Ar tik bandai ir vis tiek negali? Kartais jie tave nustebina maloniai, o kartais nemaloniai. Nes kartais jų elgesys, pasirinkimai, savijauta atitiko tavo numanymą, tavo viltį, tavo fantaziją. O kartais visai ne. Tada atrodo, kad kažkas negerai.
Ir daugumai atrodo, kad reikia dar pasistengti. Tai gali prisipažinti, kad niekada nekontroliavai gyvenimo, žmonių, jų mąstymo, jų savijautos. Kad tiesiog jie buvo laisvi ir rinkosi, kaip elgėsi, kaip reagavo, ką darė ir ko nedarė. Kadangi dažnai stengiamės ir daugeliui tai toks tylus, nebylus, nerašytas gyvenimo tikslas - sukontroliuoti. Tai žmonės sako, norėčiau mažiau kontroliuoti, žinau, kad per daug kontroliuoju. Kai tuo tarpu tu nekontroliuoji, tu tik stengiasi, tu tik bandai. Jeigu tu tikrai kontroliuotum, tai sprakteltum pirštais ir būtų taip, kaip tu sugalvojai. Bet kai supainiojam tą norėjimą, tą stengimąsi, tą bandymą valdyti ir kontroliuoti, su valdymu ir kontroliavimu, tai tada galvojam, kad tiesiog per mažai stengiamės, jeigu nesigauna. Ir vis turime vilties, kad dar pasistengsiu, dar tikrai gausis, dar čia geriau suplanuosiu, dar šito geriau išvengsiu, jau kitą kartą tikrai ant to pačio grėblio nelipsiu. Ir į tą patį šaltą baseiną nešoksiu. Ir neina. Nes tai nuo tavęs ir nepriklausė. Kartais tavo įsivaizdavimai, tavo norai, tavo lūkesčiai pataiko į tai, kaip iš tikrųjų vyksta gyvenimas. Kartais ne. O ką jeigu leistum savo pripažinti? Nekontroliavau, nekontroliuoju. Tai galiu net nebebandyti. Dabar, trumpam, kol čia sėdi ir klausais. Nėra jokio tikslo. Nėra jokio rezultato. Tiesiog matymas realybės. Esu čia. Vyksta tai, kas vyksta. Kūne pojūčiai vyksta. Mintis kažkokios vyksta. Turbūt vyksta. Gal vaizduotėje kažkas sukasi. Tegul sukasi. O gali leisti savo bent 15 sekundžių pabūti taip, kaip esi. Ir dar 15. Ir tam, kad būtum, nereikėjo nieko įrodyti, pasiekti, nugalėti. Tu tiesiog esi va taip. Patiri kažkam malonu, kažkam nelabai. Bet tiek yra gyvenimo dabar. Ta dalis tavęs, kurie atrodo, kad nuo jos priklauso, kaip viskas vyksta, kuri laiko pasaulį ant savo pečių. Ir sako, jeigu aš nepasistengsiu, jeigu aš nesukontroliuosiu, tai viskas žlugs, nieko nebus, nieks nevyks. Bus šakės,
Ar tikrai? O gali pasiūlyti truputį švelnumo ir dėmesio viskam tavyje, kas dar turi vilties, kad pasistengsiu, paspausiu, priversiu, sukontroliuosiu. Taip atrodo. Ir tai irgi yra. Ir dar paspaudus, negali to sustabdyti. Negali to nugalėti. Nes tai tiesiog dalis tavęs, kuri kažkur, dėl tam tikrų patirčių, praeitį, susipainioja ir nusprendė, kad meilė bus tada, kai viską suvaldysiu. Kad laimė bus tada, kai viskas bus kaip aš noriu. Kad kai sudėsiu visus paukščiukus sąraše ir pažymėsiu visus dalykus kaip išpildytus, būsiu laimingas ir patenkintas. Ir vis kažko trūksta. Vis dar ne dabar, nes yra vilties, kad gal vėliau. Bet tai neįvyko per 10, 15, 20 ar 30 metų. Tai gali būti bent mažytė tikimybė, kad kažkur turbūt tikslas kreivas, turbūt įsivaizdavimas, kaip tai pasiekiama ir patiriama. Galbūt netikslus. Tai galėtume tai to, kad pradėti naują ratą stengimuose, bandymą suprasti, bandymą ištaisyti save ar pasaulį, pakeisti save ar pakeisti kitus, leistum savo dabar įkvėpti, iškvėpti ir pastebėti. Dabar esu va taip. Ir dabar esu čia. Va taip. Ir čia. Ir bent trumpam galėtų to pakakti. Kad kvėpuoji, kad esi, kad sėdi. Kad patiri būtent tai, ką dabar patiri. Ką jeigu tau nereikia savęs spausti ir vaikytis nepasiekiamą, neįmanomą, idealumą, tobulumą, kad judėtum į priekį, kad augtum, kad plėstumės. O leistum savo dabar truputį daugiau švelnumo su tais jausmais, pojūčiais ir reakcijom, kurios yra. Kad tiesiog būtum švelniai su savim. Ir tai galėtų vykti.
kuo labiau tu pastebi tylą. Būti taip, kaip yra. Tuo mažiau reikia vilties, kad bus geriau, kad bus kitaip. Nes pradedi patirti ir pastebėti, kad tiesiog yra, kaip yra. Ir nutinka daugiau taikos su gyvenimu dabar. Taigi leis sau ilsėtis. Su jausmais, su pojūčiais, su mintim ir vaizduotė. Tiesiog dabar ilsėtis taip, kaip patiri gyvenimą. Nes kai protas pradeda galvoti, kaip man nesistengti, kaip man nekontroliuoti, kaip man čia dabar viso to nedaryti, tai jis padaro lygiai tą patį. Sukuria planą, kaip dabar kontroliuos nekontroliavimą. Kuria planą, kaip dabar stengsis nesistengti. Kai tuo tarpu įkvepi, iškvepi, pastebi pojūčius ir jie nutinka. Ta dalis tavęs, kuris stengiasi, pati savaime niekada savęs neišspręs. Nes ten taip baisu, ten taip griežtai pasakyta, kad tik tais pasiekus kažkokį tais super rezultatą bus okei, bus meilė, bus galima ilsėtis, bus galima džiaugtis. O gali tai daliai savo, kuris stengiasi, pasiūlyti dabar truputį šilumos ir meilės, net jei dar neišpildė misijas, net jei dar iki galo nesukontroliavai ir neišsprendai, net jei nepasitaisėjai ir nepasikeitei, net jei nežinai, ką daryti, kaip daryti. Net jei nežinai, kaip pasirodyti geru, teisingu ir galinčiu pats prieš save. Ir gali tokia truputį dzin režimą įjungti. Nu ir gerai. Nu ir vis tiek apkabins. Nu ir pabūsiu švelniais. O ką, vis tiek nežinau. Nei ką daryti, nei kaip, nei kada baigsis. Tiesiog švelniai. Ir leis savo giliai kvėpti. Iškvėpdamas pereik dėmesį visą kūną iki pat pieno. Ir dar kartą. Ir kai tau bus patogu, gali atsimerkti, pasijudinti ir keliauti toliau.